Parabolė apie santykius. Vieną dieną išminčius su vienu iš savo mokinių sėdėjo ant nedidelio, bet labai gražaus ežero kranto. Ore tvyrojo subtilus gamtos kvapai, o veidrodinis ežeros paviršius neįtikėtinai tiksliai atspindėjo viską aplinkui. Gamtos tobulumas, jos pusiausvyra ir tyrumas nevalingai kėlė mintis apie harmoniją. Todėl po kurio laiko mokytojas paklausė savo mokinio: Mielasis, pasakyk man, kada tavo manymų žmonių santykiuose įsivyraus harmonija? Jaunas mokinys susimąstė ir po kiek laiko, žvelgdamas į atspindį ežere, tarė: Man atrodo, kad harmonija žmonių santykiuose bus tik tada, kai visi žmonės prieis bendros nuomonės, mąstys panašiai ir taps tarsi vienas kito atspindžiu. Tada nebus nei nesutarimų, nei ginčų. Ir liūdnai pridūrė: Bet argi tai įmanoma? Ne, susimąstęs atsakė mokytojas, tai tikrai neįmanoma, o ir nebūtina. Juk tokiu atveju būtų ne harmonija, o visiškas žmogaus nuasmeninimas, jo vidinio aš, individualumo praradimas. Žmonės taptų ne vienas kito atspindžių, kiek šešėlių. Po nedidelės tylos išminčius pridūrė: Harmonija žmonių santykiuose bus įmanoma tik tada, kai kiekvienas žmogus sieks ne nuomonių suvienodinimo ar mėgdžiojimo vienas kito, bet gerbs kito žmogaus teisę reikšti savo individualumą. O kaip manote jūs, kada žmonių santykiuose įsivyraus visiška harmonija? Na, o jeigu norite sužinoti daugiau technikų, žaidimų, testų ir kitų naudingų patarimų padedančių atrasti save ir savo sparnus, junkitės prie mūsų klubo Moteriški sparnai jau dabar, kad nepraleistumėt daugiau naudingos informacijos. Su meile, Rasa.